gražu tikriausiai žiūrėti į Akropolį, kuris nėra, žinai, tas tipo, kur jūs ten apsipirkat savo Zaras ar Beršką, žinai. Nu, realiai ir pats darau. Čia buvo pradėta demokratija, kai vyrai susėdo ir pasikalbėjo. Taigi, aš manau, Gvidai, gal reikėtų kažkaip šitą laisvę žmonėms iš tikrųjų padaryti ir apšventinti, išventinti ir panašiai, kažkas tokio, kaip manai? Kaip manai? Nu taip, va, taigi judinu kamerą, nu. Taigi, už demokratiją, už laisvą pasaulį, už tai, kad gėjai ir lesbietės galėtų daryti, ką tik nori gyvenime ir nesvarbu būtų tavo religija. Ane, Gvidai? Taigi. Taigi, žmonės, sveiki, kaip matot, sutemo. Ir aš biškį sutemau, ir Gvidas biškį sutemo. Taigi, vis dar tęsim tą demokratiją. Žinai, ten Anglija nori išeit, ten Lidlai Lietuvoj. Nu, aš nekalbėsiu apie tas peripetijas, žinok. Pasidžiaukim šituom pastatu, kuris yra apšviestas. Ir Visai kaip ir tu. Visai kaip ir aš. Pajaučiam visą tą bangą, visos šitos Atėnų. Nežinau, rytoj būsim dar čia, ar eisim lauk iš čia, išvarysime iš čia. Vaibas tikrai geras, tiesiog savęs nesabdysime. Vaikštinėjom, gatvytėm. Va, sakom, reik šviesos. Radom ir šviesą, ir viskas nemokamai. Ir metalo radom, kurį galim po to priduoti. Bet mes taip nesielgsim, kas mes, bet bomžai? Tikrai ne. Esmė tame, kad dabar esam čia, Atėnuose. Ir mums tikrai yra nusispjaut į visą tą sistemą, kaip jinai visą veikia ir panašiai. Bet Atėnuose gera sistema. Atėnuose? Labai gera sistema. Viskas yra laisva. Pasižiūrėkite, mane čiolės bėga. Atėnuose buvau saldus kasnelis. Kas tavo rankoje? Ogi itališkas martini. La vita da bella. Ragazza, prego mio. Mėjo, prego mi karą. Sėdim čia. Viskas ok. Atėnai. Super. Ką daugiau pasakyti? Istorinis paveldas. O be istorinio paveldo ką mes turim? Ne istorinį paveldą. Tai yra martinis. Kaip tau Atėnai? Kaip matai. Kaip matai? Aš čia jaučiuos, kai žuvis vandenyje. Kaip tau merginos šio miesto? Geras. Sakyčiau iškart, davai nalyvai, žinai. Tiesiog. Pasakyčiau labas. Labas kaip sekas. Tu nori pilt kažką? Aš noriu įpilti kažką, bet nėra ką. Gal tu pats išgerk? Nu galima. Šiandien užbaigėm visą dalyką. Ir užbaigėm atmatai. Tik rytojus. Sveiki, labas rytas, labą dieną, kaip čia kam. Kaip sveikatas iš po vakar? Nežinau, Gvidai, man tai visai gerai, bet mūsiškiai hostai tai ne kažką. Bet, nu, mums visai gerai, sakyčiau, ne? Jo, okei. Gerai, mūsų atvažiavo. Nusprendėm apsilankyti Akropolio viduje. Šiaip laukiam eilėj ir mes girdim, kad bilietai po 20 kainuoja. Aš jau galvojau, eisim ar kokiu kebabu, ar alaus pasim. Mes tikrai 20 nemokėsim, kad įeiti kažkokį pastatą. Tas bičiukas, jam dėkui, kad jis pamatė mūsų stovinčius eilėj su studentų kortelėm, sako, atikit, sako, you are for free. Matot, apsimoka būti studentų. Ir Graikijoje... Net Lietuvoje būtų apsimoka studentų. Privilegijos visame pasaulyje. Pamatėme įžymų į Beethoveną, kuris saugo turbūt šitą vietą nuo prakeiksmų ir kūrė savo galvoje muziką. Beethovenas kur plušas? Tai yra, bet jis ne šuo buvo. Jis ne šuo? Tai gal Reikarnavos. Bet girdit? Paukščiukai daro paukščiukus, cip.
kažkokia aikštė ir aš dabar tikiuosi, čia bus skate parkas. Ar nebus? Ne, nebus. Šiaip random skėčiai kažkokie. Čia gladiatoriai čilina po kovos. Ar vogti savo šeimai duoną yra blogai? Taigi, ką aš padariau? Nupirkau tualetinio popieriaus iš šitos šventos sakrališkos vietos, todėl, kad man ir Gvidui, kas dabar Gvidą daro mano šeima šiuo atveju, turėtume kaip apsivalyti, apsiprausti. Nu, nežinau, suais, tas popierius. Ilga kelionė, manau, rasim, kurį padėt. Jo, ir kokiam bomžui duoti. Išprakita. Pasakyk, dėl ko tas prakaitas? Kaip Ką tik nusišikau Akropolį, Atėnuose ir buvo... Ten ir Dzeusas šiko, man atrodo. Čia gali viską realiai fotkint, bet tiesiog užkintą fotkint. Čia absoliučiai jo, per daug visko yra iš tikrųjų. Akmenis, čia Heraklis juos lietė, statė savo romanais. Paliečiam tą patį akmenį, kurį Heraklis buvo lietė. Dar Dzeusas čia blemba jau tikriausiai tūsino tam, čia kai prieš tą demokratiją, tai Poseidonas, Akvariusas, ten tie du broliai vandenynai karočio. Gerai čia, žodžiu, labai. Kitoje serijoje parodysim, kaip mes sutikome savo Graikijos tėvelį. Jis mus aprūpino gerybėm ir išvežė į savo salą. Čia jo sala, čia jis pats. Serijos pabaiga. Evaldo kelionių puslapis. Čia mano Instagramas. Follow. Ate.